Ką manai apie Helovyną, labai netradicinę šventę Lietuvoje? Aš kažkaip už tradicinę šventės. Tai nepalaikai tos šventės Lietuvoje? Man nėra būtinybė, man yra smagiau nueiti į kapinėlės, pabūti su mirusiais, artimaisiais, o yra tų linksmų švenčių ir kitokių, čia turėtų būti ramybės tokia šventė, aš manau. Kaip manai, kodėl ta šventė vis dažniau Lietuvoje pradedama švęsti? Tai mes labai daug visokių tradicijų perimam iš užsienio, modernėjam, keičiasi mūsų visos ten tos pomėgiai ir taip toliau, tai perėmėm ir Helovyną. Tai va, čia tokia invazija užsienio į mūsų šalį. Ką manot apie Helovyno šventę? Oi, nežinau, šiaip įdomi šventė, gal smagi, jaunimui ypač. Nežinau, net ką. Kaip galvojat, kodėl ta šventė atėjo į Lietuvą? Čia iš užsienio tikriausiai parkeliavusi. Nu, žinokit, negaliu pasakyti, nežinau. Bet manot, kad tai nėra bloga šventė? Aš manau, kad ne. Nu, kodėl? Turėtų būti blogas, smagu, jaunimui. Pati švenčiate? Šiaip, kaip čia pasakius, nelabai. Vaikai tai ten darydavo iš moliūgų visokius, tai o taip, tai nelabai pati. Kaip vertinate Helovyno šventę? Ignoras. Ką manot apie Helovyno šventę Lietuvoje? Tai yra kopija. Aš galiu pasakyti, pagal mane tai jinai nereikalinga yra. Manau, kad tai yra kopija iš Amerikos. Manot, kad užtektų lietuviškų švenčių? Taip, užtektų lietuviškų švenčių. Jau taip per daug tą užsienį turim įsileidę. Į visas progas angliškos dainos, jau lietuviškų mažai kur beišgirsi, tas pats ir tos šventės nukopijavimas. Nežinau, gal jaunimui ir tai aktualu, bet mums vyresnio amžiaus žmonėms tai tikrai neaktualu. Ką manot apie tokią netradicinę Lietuvoje šventę Helovyną? Ką manom, gera šventė, kuo daugiau, to geriau švenčių. Kaip manot, kodėl jinai perėjo iš Amerikos į Lietuvą? Tai tobulėjom, gal ir mes. O ar vaikai švenčia jūsų? Taip. Ir kaip švenčia? Rengiasi kaukės, vakarėliai, mokykloje galbūt švenčia. Švenčia, aiškiai. Ką manot apie tokią šventę netradicinę? Atleiskit, aš senų pažiūrų. Nepatinka ši šventė? Ne. O todėl, kad aš ir be šventės matau Helovynos aktorių, pilnos gatvės. Ką manote apie Helovyną? Ką gali manyti apie Helovyną? Visais laikas Helovynas buvo Helovins, kas kaip suprato. Bet ta šventė nesenai atėjusi į Lietuvą ir dabar vis dažniau ją švenčia. Ar gerai, ar blogai? Blogai. Kodėl? Jį man nepatinka. Dėl ko? Paprasčiausiai, kad pas mūsų nemok tą daryti. Suprantat, Helovyną nemok pas mus daro. Jis nešvenčia, jis yra pas mus. Taigi prekiaujat Helovyno prekėmis ar perka žmonės jas? Taip, žinoma, perka ir ruošiasi tai iš anksto. Įvairiausių, kuo baisesnių, tai yra kaukių, aksesuarų, žaizdų, dirbtino kraujo, kad šventė būtų kuo baisesnė. Dažniau perka suaugę ar vaikai? Taip, sakyčiau, vaikai jau pirko praeitą savaitę, kadangi dabar jau jiems atostogos, tai mokyklai buvo vakarėliai jau praeitoj savaitė. O dabar jau ir suaugę ieško, kadangi bus šį savaitgalį įvairūs vakarėliai. Prekiaujate ne pirmus metus. Pernai daugiau pirko ar šiemet? Kiekvienais metais, sakyčiau, vis daugiau ieškančių, paklausa didesnė. Nes ta šventė kaip ir ne mūsų yra, bet viens nuo kito taip tolin ir labiau daugiau švenčia. Kiekvienais metais daugiau tokių visokių tų vakarėlių vyksta ir daugiau. Kaip mano, ta šventė ar gerai, kad į Lietuvą atėjo, ar negerai? Šventės visada gerai, kokias jas bebūtų. Kaip vertina tokią šventę? Nepažįstu tokią šventės. Nežinau. Apie Helovyną. Ar švenčiat, ar nešvenčiat? Ne. Kodėl ne? Tai nėra lietuvių šventė. Ir manot, kad negerai, kad jie atėjo į Lietuvą? Nu, gerai, negerai, kaip kas nori, taip tas daro. Gi laisvai dabar viskas. Ką manote apie Helovyną? Ar švenčiat, ar nešvenčiat? Aišku, kad nešvenčiu. Nes Helovyno šventė tai nėra šventė. O šventė tai yra tada, kada būna šventa. Kažkas tai švento. O čia kažkokiam pasaulio kontinente sugalvoja
Jaunimas dūksta, senimas irgi nori būti jaunais. Ir dūksta, žaidžia. Bet čia jokia čia nešventė. Bet kaip manot, ar gerai, kad jie atėjo į Lietuvą ar ne? Kai ateina, tai gal neblogai, bet blogai tai, kad greuna žmonės jauni ir visuomenė pasimeta. Jie neturi pagrindinių polių. O kai neturi polių, tai viską priima. Jie nežino, kas gerai, kas blogai. Galima šokti juk ir per laidotuvės, ar negalima? Jeigu žmonės nesilaiko tų tradicijų, pavyzdžiui, gavėnė, adventas, ypatingai gavėnė, tai jeigu per gavėnę galima šokti, tai aš klausiu buvusio kultūros namų direktoriaus, toks buvo vienas Alfredas, tai sakau, kada, kai bus tavo tėvelių laidotuvės, tu nešoksi, nedarysi, būtų gražu, ant karsto arba šalia karsto šok. Naujas tradicijas. Tai tiek.